Panevėžio Kranas įsiveržė į priekį 1-0.
turo pirmą ratą mes 2-1 stumėjom šį kartą jie. Ko gero, tai nebuvo pačias geriausias planai, tiek žaidimų prasme varžybos, tiek Vėtros, tiek mūsų. Ypač mūsų pirmam kėlinį, daug broko, daug kur nespėjom, bet tai turbūt prieš tai vykusios dvi kovos pasiekmė tikrai daug jėgų atidavėm su Sūduva ir ko gero tai nulėmė, kad šiandien Vėtra buvo greitesni, mobilesni ir to pasinaudojo dviejose situacijose suklydus mūsų gynėjams. Deja, stengiamės, deja, galbūt trūkom laiko, meistriškumo ir išlyginti rezultatą, kad manyčiau, kad šiai dienai rezultatas pagal žaidimą. Aš kaip tik galvoju, kad tokios rungtynės, jos, nežinau, gal labai pamoka. Pirmas kėlinys toks buvo apylygis, gal truputėlį mes turėjome iniciatyvą, įmušėm įvartį Marozas. Ir antrą kėlinį 20 minučių, gal 15. Įmušėm antrą įvartį ir tikrai, kaip pasakyti, valdėm visą žaidimą. Turėjom dar vieną kitą progą, Grigalevičius ten ir staigiai gavom tokį netikėtą įvartį, kad ant aikštės savo pusės pakabino balioną ir vartininkas, aš galvoju, išleido į kampinę, po kampinį įvartis, o toj pasiekoje seka visą. Ir žaidimas kardinaliai apsivertė. Kardinaliai pasidarė chaotiškas, pasidarė kažkoks tai, aišku, pabaigoje turėjom Šiauliai puolę. Turėjom dar tikrai porą puikių momentų, kada ir Marozas 1-1 ir Vėžiavičius ten. Ir dar, bet tokia pergalė. Džiaugiuosi tik pergalė. Ir aišku, gerai treneris paminėjo, labai daug jėgų atėmė prieš 3 dienas rungtynės, kada visas komandas žaidė tokiam sunkiuose sąlygose, pliaupiant sunkiam lietui tokiam. Ir aš galvoju, kad Šiauliuose iš tikrųjų sunkios rungtynės. Gal ir nespėti statyti komandas. Vėtra šiemet tik Šiauliai nugalėjo kol kas, tai norėsi revanšo šiandien? Sunku pasakyti, aš sakiau vyram, kad neparanki komanda, mums visą laiką ir pernai mus nugalėjo ir žaidžianti komanda, bet mes šiandien buvom vertesni pergalės. Kaip bebūtų ir prasileidę tą įvartį, aišku, jie visom jėgom atakavo, bet mes truputėlį buvom vertesni pergalės. Šiauliai dabar 4 vietoje jau kurį laiką, tai čia galima sakyti atspindi komandos pajėgumą, lyginant su kitom komandom. Tai ko gero, jeigu nesugebam su lyderiais, nominaliai, sakykime, 3 stipresniam komandam šiai dienai paimti bent jau kažkiek taškų, tai ko gero atspindi mums kažko trūkstam koncentracijos. Tam tikrose momentuose kažkiek smulkmenų, bet to trūkstam, reiškia, šiai dienai taip ir yra. Netrukdo motivacija, tai kad, sakykime, jau pirmas 3 komandos atitrūkė, o jau tos žemesnės, šiek tiek irgi negali pasivyti, tai kaip ir negali pasakyti, galėsim pasakyti po antrą ratą. Šiai dienai dar gali pasivykti, bet motivacija tai yra kiekvienos varžybos, ypač su stipresniam komandom, tai yra papildoma motivacija.